23 skyrius. Midus. Ta rytą rado tarnai Jagubį guolyje niekiek nebegyva, pilkai pamėlusi kaip rudeninis dangus. Ir ko? Argi reikia taip pyktant mirties? Ir žmona Jagubė negyva, ir visi vaikai. Kaip miegojo guoliuose, taip ir iškeliavo į amžinybės lyg kirminai susirietę. Keistumas ligos, galvojo žmonės, o dar vakar buvo lyg ir apysveikiai, o va, ne vieno nebėr. O ką padarysi? Bando šnekėti žmonės, kad tokios ligos dar nematė, bet tyliai, nes daug pašnekėjus visus gali dar keistesnė liga nusinešti. Arba bent jau liežuvius ištraukite. Tokiam amžiui mirė miegodamas kaip moteris, bet ką padarysi, kas lemta, neperkalbėsi, sako žmonėms Gondas. Linguoja visi galvom pritardami, kažin kaip visiems ramiau, kad Gondas vėl vadas ir kad taip gražiai viskas įsisprendė, tik keista, kam ta skuba. Kaip jau mirė taip, o palaidoti reikia pagal iškilmingiausius papročius, sako žmonės. Dėl to jokių ginčų nekyla. Jei kam ir atrodo per greitai, niekiek nepalaikius, vis tiek tyli. Geriausi vyrai, Gondui sakyti, išjojo kitų aišių genčių vadų sukviest. Juk ne koks paprastas žmogelis pasimirė, vadas, kad ir koks. Kas kad ne mūšiuose žuvo, kad ne Romos imperijos pulkuose, parsisamdė su germanais kokiam Padunojėje besikaudamas. Kas kad negindamas mūsiškius pakeliui į Akvilėją ar čia namuose. Miegodamas tai miegodamas, gėda tai gėda. Bet Gondas parodys, kad ir bailius apsišaukėlius mes tinkamai išlydim pas dievų motiną. Sena boba vilkų apgraužta koja vaikšto rami tarp visų. Tai ir žmonės aptyko su kalbom, jei viskas gerai, tai gerai. Nebuvo kada bešnekėti ir per darbus tiek žmonių negyvų, tiek kapų suruošti. Nuplovė kūnus, įsuko juos tvirtai naujas drobulės, iškasė visiems po duobę, gylio vyrams iki juosmens, o viduryje dar padarė po įgilinimą kūnams įguldyti, išklojo žievėmis, po žmonos ir dukrų galvomis paklojo paparčių, o kraštus sutvirtino medžiu. Ir visiems bedainuojant liūdniausias dainas, imk šiaurinę, imk žvaigždelę, guldė kūnus į duobes, vyrus galvom padėtus į šiaurę, moteris į pietus. Ir Jagubį, ir jo žmoną, ir vaikus plonai užpylė geltonų smėliuku. Glesum stovėjo nustebusi, kokie čia papročiai, jų gentyje tik žinius laidoja galvai šiaurinę, tik jų reikalams žvaigždės tokios svarbios. Paprastiems žmonėms, kad ir vadams, užteko nukreipti galvas į saulę, moterims kur teka, vyrams kur leidžiasi. Mūsų žmonės tiek nekeliavo, ko mums iš žvaigždės dairytis. Vertėmės iš gyvulių ir iš to, kas žemė užauga. Mums svarbiausia buvo saulė, visų motinėlė, o šiaurinė nebuvo tokia svarbi kaip šitiems bastūnams. Jie matyt mano, kad ir po mirties be žvaigždės kelio nerasi. Čia matai, pagrindinė žinia, sena boba vilkų apgraužta koja, kuriam nors pasimirus, ji pirmiausia eina prie kapinių, kur tam pastatyti mediniai stulpai. Žiūri boba juos, eina ratu, dar žiūri, į šviesą, į šešėlius ir tiksliausiai pasako, kuri krypti šiaurinė, nors jokių žvaigždžių dieną ir būt negali. Kas supranta, tam ir stulpų užtenka. Boba niekad neklysta, kad ir šviesiausia diena kryptį nustato be abejonių. Visi jie kuo tvirčiausiai pasitiki, ir gyvi, ir mirusieji. Ji liepia visus sukti šiaurinę, vyrus galvą, moteris kojomis, kiekvieną laidot kaip žynį, tokia čia tvarka. Ne boba išsigalvojo. Tik ar tai nebus nepagarba dievų motinai? Ar neužpyksta ant visų už tokį pasipūtimą, galvoja Glesum. Dar ir jis su mergytė nekaltai nukentės, vien todėl, kad su jais gyvena. Stovi Glesum išsigandusi, žiūri, ar jau užeina prakeiksmas, ar dar ne. Kiti prakeiksmų nelaukė, dirbo savo darbus. Kirnis, tas vis prigalvoja, atstūmė stenėdamas luotą, užsispyrė, kad Jagubiui reikia į duobę įdėt. Kam jam pentinai, žaslai ir kamanos, kuriuos kitiems vyrams dedam, toks karys te buvo, arklio bijojo. Tegu yra name pasaulyje plaukiojasi, jei čia taip mėgo. O Gondui kas? Jei Kirnis nori, tegu deda, argi su seniu ginčysies. Nesutiksi, tai taip spirs savo batuotą koją, kad ne tik skambaliukai sudzingzės.